Čia yra Nerijus. Nerijų rajone vadin Nierka. Nierka yra normalus turkė, purė su palos kemnešio išvarius treningus ir nieka nebijo. Nors kartais bijo savo mamos. Mama kartais šauk, Nierka ant mamos šauk negali. Nierka yra stiprus. Kai ein rajone žmonės traukės, nežino, kad Nierka suein su Sana ir Ryčka. Nierka kartais pavargs nuo vargankių ir panetkių, todėl turi palsėti. Ilsis kieme su alum, kaip žmogus, normaliai. Muzika patinka angliška su ne per daug sunkiais žodžiais. Table. Edog, table. Edog arba rusiška, nors labai gerai irgi nesuprant. Kai buvo mažas, jis jau tada suprato, kad kitų daiktai priklauso jam. Jeigu kas nors nenori ką nors atiduoti, turi pasiimti pats. Jeigu pats už save nieką nepadarysi, už tave nieks nieką nepadarys. Buvo sakęs Nierkas tėvas, kuris prieš 17 metų išėjo pirkti batoną ir negrįžo. Mama sakė, kad tėvas ne batoną išėjo pirkti, o su Svieta pabėga į Ruskyną. Bet Nierka mama netikėjo, nes mama ant jo kartais šaukė. Nierka tikėjo tėvu, nors nelabai jį pažinojo. Nierka jautė. Kartais vidinis balsas pakuždėdama, kad reikia ramintis, užsiaugint garbanas ir nusiplėšti paloskes. Bet kažkas iš vidaus neleido. Šiaip jis būdavo geras. Namie turėjo 7 litrų akvariumą ir laboratorinę žiurkę, kurią labai mylėjo. Daugiau Nierka nieką nemylėjo, nes neapsimokėjo, kur meilė ten babkės, buvo sakęs tėvas. Bet Nierka labai norėjo. Irinos. Irina buvo graži. Nierka kartais ją matydavo, kai sufokusuodavo teleskopą jos langą. Turėjo daug treningų, mokėjo per 1,5 minutės išlukštent visą pilną didelį mogis jemkų pakelį. Nierka visada žavėjosi Irina, bet nedrįsa prieiti. Su moterim santykiai nebūdavo labai geri. Nierka jų daugiau neapkęsdavo. Vieną kartą iš barą pas Kostę buvo parsivedęs į namus visai gražią, ilgais plaukais be pleiskenų, bet ta privėmė Nierkai į lovą ir Nierkos mama vėl ant jo šaukė. Irina. Kai Nierka kieme bėgioja su savo žiurke ir atsiriša batraištis, Irina pamatė iš toli ir šaukė. Nierka, tu atsiriša batraištis! Po to karto Nierka nebegali jos pamiršti. Bandė kabinti vairiais būdais. Prie laiptinės pasilenkiant yra pisęs iš pečiuką jos pečiuką, buvo prie jos kojų numetęs Jemkui sakęs, kiek pakelsi, tiek bus tavo. Net iš daug Irisų bandė kepti širdutės formos tortą, bet nesigavo formą, todėl valgė viens. Nuo to kartą Nierka nebekenčia Irisų, nes ištraukė visas plombas iš dantų ir dabar pas jį 5 atviri nervai. Kai vyko avarija, Nierkai pagaliau pavyko pakalbėti su Irina normaliai, nes jos koja buvo prispausta prie 15 namo kampą. Jam nelabai išėjo užmėgsti pokalbę, nes Irina labai daug šaukė, bet jis pats iš savo ragelį iškvietė ugniagesius, todėl Irina iš ligoninės jam pradėjo rašyti laiškus, į voką visada įdėdama po savo plaukų sruogą. Irina dėl savo mamos nenorėjo, kad Nierka atvažiuotų aplankyti jos į ligoninę, nesakė palatos numerį. Nierka nežinojo palatos numerį, todėl nedrįsa eiti per palatas jį ieškuoti. Laukė, kol jie išrašys iš ligoninės į namus. Po 2 savaičių Irina jau buvo namie. Ilgų plaukų nebeturėjo, nes praktiškai visą savo sruogas buvo paštu nusiuntus Nierkai, tačiau savo žavesį nebuvo praradus ir Nierka prisipysnės kapinių narcizų atėjo jos aplankyti. Kai įsijėjo į kambarį ir pamatė Iriną, nebegalėjo nuo jos atitraukti juodų it smala savo akių. Nors Irinos mama daužė į šoną ir prašė nusiauti originalius Nike kedus ir netepliuot ką tik pakloto naujo linoleumo. Jie žiūrėjo viens į kitą kokias 53 sekundės, kol Nierka neiškentė ir tarė. Irina, būk mano buoba. Irina nieko nedvėjojusi čiupo ramentus ir nušuoliavo apkabinti Nierkos. Pirmos dalies pabaiga. www.kolega.lt